valia išsipildo. My father is a doctor. My father. Mano tėvas yra gydytojas. And we have a culture in, I think not just in Nigeria, but in Africa. Aš manau, kad toks yra palikimas, kultūra ne tik tai Afrikoje, bet ir kitur. The fathers love when their children take over from them. Kad tėvai galvoja, kad sūnus turi perimti būtent tą verslą arba tą profesiją, kurią turėjo tėvas. But my father even had a bigger dream. Tad mano tėvas turėjo man didžiulių svajonių. He wanted all his kids to be medical doctors. Jis svajojo, kad visi vaikai bus gydytojais. But God had another plan. Bet Dievas turėjo kitą planą. And so God called me into the worship ministry. Ir Dievas pašaukė mane garbinti jį muzikiniu savo talentu. And it was difficult. Ir man buvo sunku. Because I grew up in a Christian home, a Christian family. Nes užaugau krikščioniškos šeimoje. My father is a pastor. Mano tėvas yra pastoras. My mother is a pastor. Mano motina yra pastoras. And I really love going to church. Man pačiam nelabai patiko eiti į bažnyčią. But when I traveled and left Nigeria to Ukraine, Bet kada aš išvykau iš Nigerijos į Ukrainą, and my father was not there to pray for me, ir ten nebuvo tėvo, kuris meldėsi už mane, my mother was not there to pray for me, nebuvo mamos, kuri melstųsi už mane, I had to learn how to pray for myself. reikėjo asmeniškai išmokti melstis. And I started to have these strange dreams. Ir ėmiau matyti naktį keistus sapnus. And I see myself Aš matydavau save, singing, singing kad aš giedau in front of a crowd. prieš minias. And this dream will happen Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ir tas sapnas kartosi pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį. I didn't understand why. Ir tik kaip negalėjau suprasti todėl. But God was trying to show me and speak to me what He called me to do. Bet Dievas tiesiog bandė parodyti man ir kalbėti man, kam jis mane pašaukė. You know, it's one thing for someone, for God to speak through somebody. Yra vienas dalykas, kad Dievas kalba tau per kažką tai, It's more powerful when He speaks directly to you. bet yra daug galingiau, kad jis kalba tau asmeniškai. It's like in the story that God sent a prophet to tell, I think Hezekiah, right? Hezekiah. Atrodo, kaip pranašas pasakė Ezekijui karaliui And said, it's time, you're going to die, it's time. It's time, you will die. ir jam pasakė, Ezekijau, laikas tau mirti. But he turned to God and started talking to God. Bet jis pradėjo asmeniškai ieškoti Dievo ir kalbėti su juo. He said, God, remember. Atsimink. And God spoke back to him. Ir tada sorry. Dievas atsakė jam Sorry. asmeniškai. God sent the prophet back to him. Ir Dievas taip pat atsiuntė pranašą atgal pas jį. That is God speaking through somebody. Tad yra vienas dalykas, kai Dievas tau kalba per kažką tai, But when the angel of the Lord appeared to Mary, bet kada angelas pasirodė Marijai, it was a direct message. tai buvo tiesioginė žinia. It said, you have found favor. Tu atradai malonę. And God spoke to me directly. Ir Dievas pradėjo man asmeniškai. And that's when I started to serve in the church. Ir štai kaip aš pradėjau tarnauti jam bažnyčią. I wasn't serving in the church in Nigeria. Nigerijoje jam netarnavau. It's when I left my country to Ukraine and started to have personal encounters. Bet kada aš išvykau į Ukrainą, aš atradau, kad Dievas pradėjo ateiti pas mane ir kalbėti man asmeniškai. But I want to fast forward my testimony. Aš noriu labai greitai sutrumpinti savo liudėjimą. Almost 3 years ago, Maždaug prieš 3 metus myself and my family were living in a city called Bucha. We lived mano Bučia. Bucha, yeah. Aha, aš gyvenau ir su šeima Bučioje. And I have a wife, I have a son. Turėjau žmoną, turėjau sūnų. And the war started in Ukraine. Ir staiga karas Ukrainoje prasidėjo. And we had to run for our lives. Ir žinau, turėjom nesti kudašių. Because we had direct experience with the bombing.
nes asmeniškai patyrėm, kas yra bombardavimas. And it was as if we were going to die. Atrodė, kad mirsim tuoj. We went to church to pray. Mes pradėjom melstis. On our way back home, Grįždami atgal mes turėjom melstis. that's when I felt the first impact close to my car. Atrodė, kad, žodžiu, ten nukrito bomba visiškai šalia mano automobilio. And I stopped the car. Aš sustabdžiau automobilį, I ran out with my family. nubėgau greitai pas savo šeimą. We went underground. Mes įlindom į rūsį. It was a car park. Tai buvo kažkoks tai automobilių parkas. And we saw thousands of people, Aš mačiau ten tūkstančių žmonių. women with babies. Toje slėptuvėje buvo moteris su kūdikiais. We were shaking. Mes visi drebėjome. I couldn't believe it. Negalėjau to patikėti. And I remember I told my wife, Ir aš atsimenu, kaip pasakiau savo žmonai. if we have 5 minutes of quietness, Jeigu turėsim 5 tylos minutės, we are living here now. We are going to live now. mes nešam muilą iš čia. Because I think we will die if we stay here. Nes aš galvojau, kad jeigu čia pasiliksime, mes mirsime. And we started driving. Ir mes pradėjom važiuoti. Started driving out of Kiev. Ir mes pradėjom išvažinėti. And it took us 3 days Mums užtruko 3 dienas, to get to the Polish border. kad nuvažiuotume iki Lenkijos sienos. And it felt as if the world just came tumbling down. Ir atrodė, kad visas mūsų pasaulis subirėjo į šipulius. We lost contact, friends, Praradom ryšius, draugus, our home, savo namus, dreams. svajones. And here we are in a strange place. Ir staiga mes esam keistoje vietoje. And I remember every night, Ir atsimenu, kaip kiekvieną naktį myself and my wife will be crying. mano žmona ir sūnus verkė. Why? Kadel. Kodėl? Why us? Why is it happening to us? Kodėl Dieve visą tai vyksta? But God had a plan. Bet Dievas turi planą. You know, when Jesus was in the storm with the disciples, Kada Jėzus kartu su mokiniais buvo audroje, he was sleeping. jisai miegojo. The disciples thought they were going to die. Bet mokiniai galvoja, kad jie mirs. It's okay to have storms. Visiškai gerai, jeigu tavo gyvenime vyksta audros. Sometimes it's good to have storms. Yra geras